Visame pasaulyje yra tik viena didelė Europa. Ir šioje didelėje Europoje nėra vieno mažo geografinio centro. Užtat yra 6 centrai pretenduojantis į Europos centro pavadinimą. Nusprendėme įsiaiškinti ir surasti vienintelį tikrąjį Europos geografinį centrą. Pirmiausia, nuvykome į Baltarusiją, į Polotską. Nuvažiavome toliau ir suradome Europos geografinį centrą Lietuvoje, netoli Vilniaus. Tęsėme kelionę ir suradome Europos geografinį centrą Lenkijoje. Pravažiavome visą Ukrainą ir aptikome Europos geografinį centrą netoli Rachovo. Matyt, jis irgi tikras. O Slovakijoje savo akimis matėme globalios klimato kaitos pasekmes. Vėjas buvo toks stiprus, kad 100-mečius medžius laužė lyg degtukus. Didesnė aukštųjų Tatrų pietinių šlaitų miško dalis buvo sunaikinta. Užsukome į Vikolinėco kaimą, kur žmonės tebegyvena santarvėje su gamta. Slovakijoje suradome dar vieną 5-ąjį Europos geografinį centrą. Štai jis, Europos centras Slovakijoje. Tuo aš jį paliesiu. Štai jis. O lapė surado mus. Ji mane liečia nosimi. Dabar Vengrija. Pamatysime 6-ąjį Europos geografinį centrą. Galbūt jis tikras. O prietaisų skydelis jau rodo 2770 km. Pavėluosiu traukinį. Mes vis ieškome Europos centro viršuje. Galbūt verta jo paieškoti po žeme, po Dunojum, po Budapeštu. Juolab, kad Budapešte seniausias Europos metro. Šiai linijai daugiau kaip 100 metų. Feldati, išvertus iš vengrų kalbos, tai reiškia metro, vadinama tik ši linija. Naujos linijos atsainiai vadinamos metro. Jos nėra kuo nors ypatingos. Traukiniai kasdien giliai po žeme perveža 100 000 keleivių. Beje, kur kas daugiau nei Feldati. Bet Budapešto gyventojai myli tik Feldati. Kontinentinėje Europoje pirmą ir visai negilę metro liniją. Ją tiesė 19 amžiuje atvirai. Buvo naudojama tais laikais pati moderniausia technika – elektrinės betono maišyklės, siurbliai ir mechaniniai ekskavatoriai. Ir 1896 m. gegužės 1 imperatorius Francas Josefas iškilmingai atidarė Feldatį. Įsivaizduoju, kaip didžiavosi miesto gyventojai. Nei Paryžiuje, nei Vienoje nebuvo nieko panašaus. Kažkur ten Londone, sako, yra, bet tai toli ir galbūt netiesa. Gal ir Anglijos nėra, ten tik rūkas. Manau, prieš 100 metų Budapešte atrodė tiesiog nepadoru tokį baisų gelžgalį pastatyti miesto centre. Jį būtinai reikėjo papuošti gėlėmis, žiedlapiais ir kitokiais raštais. Dabar geltoname vagone važiuosiu šią geltoną metro liniją ir atidžiai žiūrėsiu. Gal pamatysiu Europos centrą. Nieko nematau. Eime į viršų. Aš čia kažkaip prastai jaučiuosi. Turbūt klaustrofobija. Greičiau. Išlipu. Kurgi mes atsidūrėme? Visur reikia ieškoti operos. Kur opera, ten ir centras. Eime. Budapešto architektūros simboliai skirti turistams. Pavyzdžiui, man Budapešto opera – tai vieta, kur galiu paskirti pasimatymą. Belaukiant, minutės virsta valandomis. Kad nenuobodžiaučiau, gėriuosi turistais. Nerūpestingi, laimingi, pasipuošę.
Miestuje tas pats, kas mums šokoladas, pakelia nuotaiką ir net griuvėsiams gali įkvėpti naują gyvenimą. Bet kodėl pasimatymai skiriami prie operos? Viskas labai paprasta. Budapeštas neįsivaizduojamas be muzikos, o kai myli, širdis dainuoja. Kurgi tai širdžiai dainuoti, jei ne prie operos? Gerai, palauksiu dar 2 minutės ir eisiu. Ačiū. Tu pavėlavai 30 sekundžių. Gerai. Eime. Budapešto gatvės vilioja pasivaikščioti. Ne visada paradinės, ne visada švarios, bet jaukios ir patogios. Pasivaikščioti, pašokti, pasiklausyti muzikos, dar kartą pašokti ir dar sykį pasiklausyti muzikos. Budapešto pašto dėžučių dizainas buvo sukurtas 1885 metais prieš Vengrijos pramonės parodą ir nuo to laiko jis nepasikeitė. Pašto dėžutės kaip ir metro, tarytum linkėjimai iš Austrijos-Vengrijos imperijos. Ryškiai raudonos, neprilipusios prie fasadų ir labai panašios į siuvimo mašiną Singer. Iš jų matyti, kad tai buvo naujų technologijų, bet senos estetikos metas. Kai pašto dėžučių arba metro požeminės salės atramas jau buvo galima gaminti iš metalo, bet palikti jas be rožyčių ir girliandų dar negalima. Tai lyg damai išeiti į gatvę be pirštinių ir skrybelaitės. Praeis dar kiek laiko, per galvas nusiris didysis karas ir paaiškės, kad be visų tų metalinių nėrinių galima gyventi. Ir pasaulis taps toks, kaip dabar. Stoviu Budapešte. Čia nėra Europos geografinio centro, bet jaučia mano širdis, kad jis kažkur visai greta. Budapeštas tai 2 miestai. Ant aukšto kalno kilminga, katalikiška, riteriška Buda ir Peštas, buržuazinis, reformatoriškas prekybinis miestas. Juos skiria Dunojus. Griežtai tariant, Budos ir Pešto sujungimo į vieną miestą data 1873 metai. Taigi Budapeštas viena jauniausių Europos sostinių. Bet ji turi daugiau kaip 1000 metų istoriją. Vengrijoje turbūt klesti biurokratija. Ir dauguma tų biurokratų matyt sėdi man už nugaros. Tai Vengrijos parlamento pastatas. Svarbiausias Budapešto architektūros simbolis, skirtas gerėtis. O aš sėdžiu kitame krante ir ragauju vengrų nacionalinį patiekalą – guliašą. Jis gaminamas iš bulvių, jautienos ir pomidorų padažų. Aštroka. Pridedama ir aštriųjų pipirų. Pavalgysiu, pasisemsiu jėgų ir papasakosiu apie dar vieną labai svarbų Budapešto simbolį. Jis skirtas ne eksportui, o savo, pačiam miestui. Tai geltonasis tramvajus, bet tai bus vėliau. Dabar aš valgau. Čia daug įvairiausio transporto. Galiu važiuoti, minti pedalus ir gerti už Budapeštą. Vengrai tikri išdaigininkai. Gerti su draugais alų, važinėtis dviračiu ir kartu apžiūrinėti miesto žymybės. Kas gali būti geriau? Žiūrėdama į šią transporto rūšį suprantu. Rubiko kubas ir šratinukas galėjo gimti tik Vengrijoje. O dar Budapeštas – Ikarus tėvynė.
Legendinis autobusas, kuriuo pasivažinėjo iš esmės kiekvienas socialistinių šalių gyventojas, o taip pat Alžyro, Mozambiko, Tanzanijos, VFR, Korėjos ir Kubos gyventojai. Dabar tai privati autobusų gamybos kompanija, bet ji buvo įkurta Budapešte kaip kalvių dirbtuvė ir vežimų gamykla. Taigi Karus tai linkėjimai iš dviejų imperijų – TSRS ir Austrijos-Vengrijos. Šie autobusai čia gali plaukioti ir netgi virsti troleibusais. Dunojus pati europietiškiausia upė Europoje. Ji teka per 10 Europos valstybių teritoriją, o Budapešte tai dar viena miesto transporto rūšis. Įdomi transformacija. Upė, kuri daug šimtmečių skyrė miestą, vengrai pavertė tuo, kas miestą jungia – transporto arteriją. Juk šaunu, jei po darbo namo gali vykti ne autobusu, o laiveliu. Atsigaivinsi, o vanduo nuneš visas blogas mintis ir jausmus. Čia tikrai yra iš ko rinktis norintiems kur nors nuvažiuoti. Budapešte yra ir ypatingo transporto. Tai ne šiaip transportas, ši žymybė ne turistams. Tai Budapešto simbolis, skirtas patiems miesto gyventojams. Budapešto geltonasis tramvajus – pokario atgimimo simbolis. Čia sakoma, jei šis tramvajus važinėja, vadinasi viskas gerai. Be to, tramvajaus bėgiai yra ir greitosios pagalbos kelias. Bilietas kainuoja kiek daugiau nei eurą. Tai ilgiausias tramvajus Europoje. Jo ilgis 53,6 metro. Šio tramvajaus numeris 6. Tramvajumi galima pervažiuoti Dunojų. Genialiojo Ištvano Sabo filme Tėvas, sūnus ir tėvas atvaro į miestą seną, apgadintą ir apleistą tramvajų. Prie jo subėga miestiečiai, nuplauna langus, stumdo jį po miestą, o ant jo šonų klijuoja skelbimus. Aš vėl kepu duoną. Ieškau žmonos, gal kas ją matė. Kabina ant tramvajaus gėlių vainikus, bučiuojasi ir dainuoja. Žiūrėk, tramvajus. Sakykite, kur jis važiuoja? Tiesiai. Ir tik tai pirmyn. Kabinkite, tegu skaito. Tramvajus Budapešte – tai gyvenimas, naujas ir šviesus gyvenimas. O kadangi tramvajai važinėja labai dažnai ir visada tiksliai pagal grafiką,
Tai suteikia vilties nepavėluoti pasimatymą. Gaila, kad net pačiu ilgiausiu tramvajumi negaliu pasiekti Europos centro. Važiuojame į Toją. Mūsų laukia Europos geografinis centras Vengrijoje. Manai, šiame kaime gali būti Europos centras? Tiesiog tai nelabai panašu į turistinės vietas. Jau pervažiavome visą kaimą, o Europos centro nėra. Reikia ką nors surasti, kad sužinotume, kur šiame kaime Europos centras. Man kažkaip atrodo, kad mes galbūt ne ten atvažiavome. Regis, truputį pasiklydome. Mes dabar Tojo, o mums reikia Tajo. Tai turbūt už 300 kilometrų nuo čia, netoli pasienio su Ukraina, visai kitoje pusėje. Važiuojame ieškoti Tajo. Kas galėtų pamanyti, kad parašyta Tajo, o skaitoma Tojo, o jei parašyta Talija, skaitoma Tajo. Reikia mokytis kalbų, o kol kas aš pamiegosiu. Pažadink mane, kai pasieksime Tajo. Mes jau ne Tojo, o Tajo. Jie taip arti vienas kito, kai miegi 300 kilometrų nepastebi. Žiūrėk, štai Europos geografinis centras. Juk jis 6, o ne 5. Velnes. Jis čia žemėlapyje pažymėtas kaip 5. Tajo dabar nedidelis kaimas garsiame Tokajaus Higjalijos vindarių regione. O viduramžiais ir daug vėliau kaimas buvo regiono vindarystės centras. Vynuogynų savininkai buvo atleisti nuo visų mokesčių. Po Antrojo pasaulinio karo regione smarkiai sumažėjo gyventojų skaičius. Tam turėjo įtakos dideli atstumai nuo pagrindinių kelių, vyno kainų mažėjimas bei suprastėjusi jo kokybė, pardavimo rinkos trūkumas, o vėliau vynuogynų ir vyno gamybos nacionalizavimas bei socialistinio režimo pramoninė politika.
Pažiūrėk, kokia ten hortenzija. Pažiūrėk, kokia graži. O kur Europos centras? Štai Europos centras. Tai jau 6. mūsų rastas Europos centras. O žydinčią hortenziją matau pirmą kartą. Europos geografinis centras Vengrijoje skirtas romantikams ir gero vyno gerbėjams. Subtilus, kamerinis, apsuptas hortenzijų ir vynogynų. Čia nereikia būti diplomuotam geografui, kad suprastum, jog Taja nepelnytai palikta nuostabi vieta, kuriai reikia žūtbūt susigrąžinti prarastą šlovę. Juk vyną iš vietinio vynogyno gerdavo pats Romos popiežius. Bet vengrai ir čia buvo novatoriški. Ant atminimo ženklo parašyta, dėmesio, Europos geometrinis centras. Juk geometrija ne geografija, o kam tai rūpi? Ir kol nedaug kas mato šį esminį skirtumą, Europos geografinis centras Vengrijoje lieka kukliu pretendentu į Europos geografinio centro pavadinimą. O tai rimta klaida ir Vengrijos mokslininkų nuopelnų menkinimas. Taigi Europos geometrinis centras Tajoje ir taškas. Pirmas ir kol kas vienintelis. Toja, Taja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Europos geografinis centras Tajos kaime Vengrijoje. Mes jau suradome 6 Europos centrus. Kaip sužinoti, kuris tikrasis? Kadangi čia Vindarių regionas, manau, reikia nusipirkti butelį vyno ir važiuoti pas Olimpo dievus. Jie mums ir padės sužinoti, kur tikrasis Europos geografinis centras. Taigi, pirmin. Megyek a télben, megyek a nyárban, megyek a szélben, megyek a sárban. Ha meg is álltam, ha tétováztam, mindig csak egy volt, az utam jártam. Ha el is értem, ha meg is éltem, nem kellett semmi, csak amit ég